Sveiki, mėlieji, visi čia susirinkusieji. Tik ką girdėjome Marko Antuano Charpentier preliudą, kurį atliko būsimasis, tikimės šiuolaikinis muzikos mokytojas Rolandas Vilkevičius, akompanavo Giedrė Baranauskienė. Good morning, dear ladies and gentlemen, distinguished participants of the conference. We have just heard Prelude by Marc Antoine Charpentier, performed by our future music teacher, Rolandas Vilkevičius, accompanied by Giedrė Baranauskienė. We are very pleased to welcome all of you and wish you a creative and productive work. Leiskite pristatyti į konferenciją atvykusius garbius svečius. Visų pirma, norėtume pasidžiaugti, kad savo vizitu konferencija pagerbs rytojaus dieną ketinantis atvykti Europos parlamento narys profesorius Vytautas Landsbergis. Negalime nepaminėti to, kad profesorius Vytautas Landsbergis ilgą laiką dirbo mūsų universitete ir rengė muzikos mokytojus. O šiandieną į konferenciją atvyko Lietuvos Respublikos Seimo nariai Dalia Teišerskytė, profesorius Vytautas Juozapaitis, Józef Kwiatkowski, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė Edita Tamošiūnaitė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. Kompozitorius ir dirigentas, docentas Jaroslavas Cechanovičius. Europos muzikos mokytojų asociacijos nacionalinė koordinatorė, docentė daktarė Rūta Girdzijauskienė. Pasidalyti muzikinio ugdymo idėjomis bei praktinė patirtimi atvyko užsienio kolegos. Profesorė daktarė Beth Bolton, Temple universitetas, Pensilvanija, Jungtinės Amerikos valstijos. Daktaras Liu Yingtao, Anyang universitetas, Kinija. Profesorius, habilituotas daktaras Piotr Siut, Kazimiero Didžiojo universitetas, Bydgoszcz, Lenkija. Ata Glaza Siut, Suzuki institutas, Gdanskas, Lenkija. Francesca Nicasio, Benenzon muzikos terapijos centras, Italija. Labai malonu mūsų konferencijoje matyti Lietuvos edukologijos universiteto senato pirmininką profesorių Audronių Vilką. Muzikiniam ugdymui Lietuvoje
labai prijaučiančią profesorę Mariją Baltrėnienę, atsiprašau, ir Mariją Baltrėnienę taip pat, ir Mariją Barkauskaitę. Ir visus mūsų universiteto bendruomenės narius, studentus, dėstytojus, profesorius, administracijos ir kitus žmonės, mielus čia susirinkusius, kam rūpi muzikinio ugdymo klausimai.